Sveiki! Šeštadienio vidurdienis ir su jumis naujų laikų sveikinasi laida Ugnies tramdytojai ir aš, ugniagesys gelbėtojas Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite laidoje. Pavojai tykantys vandenyje. Labai lengvai galima paskęsti net ir baseiną. Patarimai, kaip teisingai gelbėti skęstantį žmogų. Jis gali užlipti ant galvos ir jūs kartu su juo galite panirti po vandeniu ir nebeišnirti. Laimės kūdikis. Aktorius Vytautas Rašimas net 2 kartus ištrūko iš ugnies gniaužtų. Dar kelios sekundės ir ko gero aš būčiau neišėjęs. Kodėl verta po namus pasivaikščioti užrištomis akimis? Kurių zodiako ženklų atstovai geriausiai užgesina gaisrą? Kągi, nuoširdžiai sveikinu Jūs laimėjus mūsų konkurse. Mūsų kūrybinė grupė išrinko Jūsų šūkį kaip geriausiai tinkantį mūsų laidai. Tai dabar paprašysiu Jūsų pasakyti visiems mūsų televizijos žiūrovams tą šūkį. Ugnis išeiginių neturi. O kaip kilo mintis sugalvoti būtent tokį šūkį? Šiaip esu dirbęs šioje tarnyboje, būtent šioje dalyje. Viską ir tikrai dažniausiai kildavo visi nemalonus gaisrai ir viską pagrinde išeiginėmis. Visiems žiūrovom noriu priminti, kad mūsų laida bus rodoma naujų laikų, šeštadieniais 12 val. Ir jos naujas šūkis bus Ugnis išeiginių neturi. Taigi įteikiu Jums šį puikų gesintuvą, o beje, naudotis mokat? Nu tai jau turbūt. Sveikinu dar kartą. Dėkoju, nuoširdžiai dėkoju. Žiūrėkite mūsų laidą ir toliau. Ir žiūrovams dar ką nors pasakykite. Ugnis ne tik išeiginių neturi, ji neatleidžia ir žioplumo. Ačiū labai. Ar žinojote, kad gaisruose žmonės dažniausiai žūsta dėl to, kad užtrokšta dūmuose, neretai ugniai dar net nespėjus įsisiautėti? Keistuolių teatro aktorius Vytautas Rašimas, išnešęs sveiką kailį iš dūmų net 2 kartus, sako, atsidūrus uždūmintoje patalpoje, lemtingas gali būti vienas vienintelis žingsnis. Jeigu Keistuolių teatro aktoriui Vytautui Rašimui reikėtų vaidinti katiną, jis turbūt jį suvaidintų idealiai. Priežastis paprasta. Arba jis kaip katinas turi 9 gyvybės, arba puikiai sugeba išnešti sveiką kailį net ir iš mirtimi alsuojančių aplinkybių. Šiandien aktorius neslėpia gimęs po laimingą žvaigždę, nes net 2 kartus dūmai jo vos nepasiuntė anapilin. Buvo naktis, miegam gražiausiai, ramiausiai. Ir staiga, va ta apvaizda, va ta reiškias mus prižadina visą mūsų šeimyną. Ir jaučiam kažkokį kvapą nekokį tais. Ir taip kažkoks tokia migla kambarėlį tame mūsų nedideliam bendrabutiniam. Kažkas negerai tikriausiai. Ir katinas žiūriu, taip sėdi, taip vidury kambario, taip kažkaip lyg sakytų kažką tai, šeimininkai, brangiai, kažką darom. Tąkart aktorių ir jo šeimą iš miegų pažadino iš kaimyninio buto atslinkę dūmai. Kaip vėliau paaiškės, gaisras gretimame bute kilo dėl neatsargaus rūkymo lovoje. Deja, bet kaimynų išsigelbėti nepavyko, o aktoriaus šeima išsigelbėjo tik laimingo atsitiktinumo dėka. Kada gaisrininkai pradėjo gesinti, automatiškai pagausėjo dūmų tiek, kad visas butas paskendo dūmuose ir labai greitai ir užsipildė visas. Sakau, gal bandom kažkaip pabėgti. Aš tada tas duris atidarau, aš dūmų, tokia visiška siena. Aš niekada negalėjau patikėti, kad dūmai jie gali būti tokia siena. Tada supratau, kad tikrai reikia, jau dabar tikrai reikia likti čia viduj. Vieninteliu išsigelbėjimu 5. aukšte įkalintai šeimai su mažu vaiku tapo balkonas. Viena iš minčių ir buvo, kad mes kai išbėgom į balkoną, kad, pasakysim, kad čia mes esam, padėkit mums kažkaip tai. Nieko nėra, nes visas gaisras anoj pusė ir visi yra anoj pusė. Tai ačiū Dievui, vienas gaisrininkas tikriausiai užsimanė parūkyti. Juokauju, iš tikrųjų jis tiesiog apėjo apžiūrėti, kas vyksta. Ir jis pamatė mus. Šis prieš daugiau nei 10 metų kilęs gaisras Keistuolių teatro aktoriui Vytautui Rašimui buvo tikrai ne vienintelis. Jis prisimena atvejį, kai būdamas paaugliu bandė vaizduoti didvyrį ir vos neužtroško dūmuose. Mokyklos diskoteka, linksmas vakarėlis. Detalių nežinau, užsidegė ar padegė valgyklą. Ir aišku, mes tokie šaunūs vyrukai jauni, eisim, padėsim kažkaip ten visą tai padaryti, nes dar gaisrininkų nėra. Ir į tą valgyklą irgi vedė toks koridorius, pakankamai žemas, bet platus ir pakankamai ilgas. Ir jisai buvo visas irgi uždūmintas,
labai daug dūmų ir nusprendėm, kad reikia nueiti, atidaryti tas duris valgyklos, kad ir gelbėtojams padėsim ir šiaip patiem įdomu. Ta kartą jaunatviškas avantiūrizmas vos nekainavo 2 paauglių gyvybių. Ėjom keliese į tos dūmus, vienas kažkaip prapuolė, vienu žodžiu, likau aš vienas tuose dūmuose eiti. Ir tada aš pirmą kartą supratau, koks tai yra dalykas tie dūmai. Kai tu juos žiūri iš šono, tai viskas labai gražu ir faina. Bet kai tu juos patenki ir kai supranti, kad iš tikrųjų fiziškai nėra kuom kvėpuoti, ir tada aš supratau, kad iki durų į valgyklą aš nebenueisiu, tiesiog nieko nesimato ir man jau trūksta oro ir akis graužia, dabar reikia grįžti atgal. Ir čia atsitiko toks trumpas labai susimėtymas. Dabar aš žinau, sakysim, koridorius eina va šitaip ir aš einu į tą pusę. Ir kai tu susimėtai toje visoje dūmų košėje, tas koridorius man atrodo vienodai ir į šitą pusę, ir į šitą pusę, ir į šitą pusę, ir atgal. Ir į kurią pusę eiti, nežinai. Staigas tokia toptelė mintis, aha, kojų aš nepajudinau, vadinasi, reikia grįžti atgal. Ir iš tikrųjų eini atgal ir tu nežinai ir tu abejoji vis tiek. Ir aš suprantu, kad, pavyzdžiui, tam tikriem žmonėms gali atsitikti dar vienas priepuolis ir tada mestis į kitą pusę. Ir ta prasme, besiblaškant visiškai aiškioje erdvėje iš esmės, bet pats būdamas tame dūmų košėje, tu gali blaškytis keliuose centimetruose, per tą laiką jau būt seniai išėjęs, bet blaškytis ir niekur neišeiti. Uždūmintoje patalpoje net savo nosies galite nematyti ir tuomet net jums gerai pažįstami namai gali tapti jūsų kalėjimu. Paprašėme Vytauto Rašymo užrištomis akimis išeiti iš savo buto, nes laikas, per kurį jūs išeisite iš uždūmintos patalpos, gali jums išgelbėti gyvybę. Taip, o kas čia? Stalas? Čia jau nebuvo. Čia jos nebuvo. Kaip žinia, uždūmintoje patalpoje matomumas gali būti nulinis, todėl gebėjimas iš savo namų išeiti aklai gali jums išgelbėti gyvybę. Išėjau. Jūsų laikas yra 3 minutės 20 sekundžių. Aš sakyčiau, kad netgi neblogas laikas, nors iš tikrųjų įsivaizdavau, kad bus trumpiau. Aš taip skeptiškai žiūrėjau netgi tą momentą iš buto išėjimo. Jėzus, gal, kas čia iš kambario iki tų durų, čia tik 1-2. Nebuvo 2 vietos, kuriuose galima buvo lengvai pasiklysti. Kai lipi, niekad nepagalvoji apie tai, kad vis dėlto užsimerkus reikia skaičiuoti, kuriame aukšte esi. Ir čia tame galima vėl pralošti labai daug laiko ir netgi nustoti orientuotis. Po to paprastas klausimas, jo, norint išeiti, reikia paspausti mygtuką. O kur tas mygtukas? Kur jis yra? O, mygtukas dabar. Ilgiausiai čia kokį gerų 20 sekundžių turbūt užgaišau aš prie to mygtuko paiešką. Turiu pasakyti, kad užgaišote truputėlį mažiau. Reiškia, laiko pojūtis užrištomis akimis iš tiesų iškrypsta. Iškrypsta. Tokios treniruotės namuose gali jums išsaugoti gyvybę nelaimės atveju. Evakuacija iš uždūminto pastato bus gerokai paprastesnė ir greitesnė, jeigu bendro naudojimo patalpos nebus užgriozdintos nereikalingais buities rakandais. Ar žinojote, kad senais laikais visi ugniagesiai augino vešlius ir ilgus ūsus? Tai jie darydavo ne tam, kad pasipuikuotų prieš damas. Priežastis buvo kur kas žemiškesnė. Vešlus plaukas panosėje apsaugodavo nuo apsinuodijimų dūmais, kol nebuvo išrastos specialios kaukės. Šiandien puikuotis vešle augmenyje ant veido būtinybės neliko. Tačiau gelbėti žmonės iš dūmų ugniagesių gelbėtojų kasdienybė. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai pademonstruos, kaip vyksta paieška uždūmintoje patalpoje. Kilus gaisrui pavojinga ne tik ugnis, bet ir dūmai, kurie gali vos per 2-3 minutės aklinai užpildyti visą patalpą. Degant kai kurioms medžiagoms, ypač stingant deguonies, dūmuose atsiranda įvairių toksiškų medžiagų. Smalkių, ciano vandenilio ir kitų, kurios įkvėptos sukelia apsinuodijimą. Dėl šios priežasties gaisruose žūsta nemažai žmonių. Taigi pirmiausia, ugniagesiai gelbėtojai atvykę į nelaimės vietą bando išgelbėti dėl dūmų patalpose įstrigusius žmonės.
Per dūmus be abejo negalime eiti, nes jie yra nuodingi, kartais užtenka kelių kartų įkvėpti ir tai bus susijęs su dideliais sveikatos pakenkimais ir netgi mirtimi. Tada reikėtų užsidaryti ten toje patalpoje, užkamšyti duris visas, jeigu įmanoma, šlapiais skudurais. Tie dūmai po truputį sklis į patalpą ir koncentracija jų didės, tai jeigu įmanoma atidaryti langus tos ir kvėpuoti tuo gaivesniu oru, tuo metu ir šauktis pagalbos būtent per langą, per balkoną, kad ugniagesiai atvažiavę ir kiti kaimynai pamatytų, kad būtent čia tas žmogus, kuris yra, jam reikalinga suteikti pagalbą. Tiršti juodi dūmai, išsiskiriantys degimo metu, pavojingi dar ir tuo, kad mažina matomumą ir graužia akis. Kad greitai išeitų iš pavojingos patalpos, žmonės turėtų gerai matyti evakuacinius išėjimus, rodyklės rodančias išėjimo kryptį. O uždūmintose patalpose, ypač nepažįstamuose pastatuose, masinėse žmonių susibūrimo vietose, kiekvienas juda, kaip jam atrodo tinkama, o iš tikrųjų skirtinga kryptimi. Evakuacija tampa chaotiška, prasideda panika, todėl bent jau galimam gaisrui savo namuose jūs turite ruoštis iš anksto. Visų pirma, galbūt reikėtų turėti kažkokį tai planą prieš įvykstant gaisrui, būtų labai patartina, kad šeima vieną kartą susėstų ir pasiplanuotų, kągi reikia daryti įvykus tam gaisrui ir pasklydus dūmams po patalpas, kur bėgti, ką daryti vaikams. Ir tada būtų lengviau, aišku, kur susitikti po gaisro. Tam, kad jūs pamatytumėte, kaip išties vyksta žmonių paieška uždūmintoje patalpoje, mes paprašėme ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantų užrištomis akimis surasti pasislėpusį vaiką. Vietose grandis radom nukentėjus, išeiname iš saugią aplinką. Mums, ugniagesiams gelbėtojams, tokios treniruotės kasdienybė. O jums, tikiuosi, to niekada neteks patirti. Atminkite, kad iš stipriai uždūmintos patalpos reikia ne išeiti, o išliaužti. O dabar pažiūrėkite, ką matysite po reklamos. Pavojai tykantys vandenyje. Labai lengvai galima paskęsti net ir baseine. Patarimai, kaip teisingai gelbėti skęstantį žmogų. Jis gali užlipti ant galvos ir jūs kartu su juo galite panirti po vandeniu ir nebeišnirti. Kurių zodiako ženklų atstovai geriausiai užgesina gaisrą? Sveiki sugrįžę po reklamos. Su jumis ugnies tramdytojai. Pasižiūrėkite, ką matysite šioje laidos dalyje. Pavojai tykantys vandenyje. Labai lengvai galima paskęsti net ir baseine. Patarimai, kaip teisingai gelbėti skęstantį žmogų. Jis gali užlipti ant galvos ir jūs kartu su juo galite panirti po vandeniu ir nebeišnirti. Kurių zodiako ženklų atstovai geriausiai užgesina gaisrą? Nuskęsti galima daug kur. Rielkoje, skolose, ašarose, skurde. Bet šį kartą kalbėsime apie tai, kaip nenuskęsti vandenyje. Žiemą įlūžus ledui, baseine, o vasarą ežeruose bei jūroje. Kad paskęsti galima vandens šaukšte ar iš pažiūros nepavojingame vandens telkinyje, visai neseniai įsitikino ir dainininkė Irūna Puzaraitė. Po to labai ilgai atsigaudinėjau, išlipau iš baseino va taip, nes tikrai pamačiau, kad labai lengvai galima paskęsti net ir baseine. Irūnos akyse vidury baseino jos mažasis broliukas, dar nemokantis plaukti, atsikabino rankomis nuo kaklo ir paniro į vandenį. Jis niurktelėjo tikrai porą kartų ir tada pamačiau, kad jis vienas tikrai niekaip neišplauks, nes yra pakankamai mažas. Tada teko imtis kažkokių veiksmų. Labai įsigandau, aišku, ir pati buvau po vandeniu ir tikrai prigėriau nemažai vandens, bet svarbiausia, kad mano brolis laimingai pasiekė krantą. Dainininkė net nesusimąsčiusi puolė gelbėti broliuko, nors pati yra keletą kartų skendusi ir nuo to laiko prisibijo vandens. Ką reiškia panirti po vandeniu ir nesuprasti, kas vyksta, man teko patirti. Kai buvau visai maža, aš net nepamenu, galbūt 3 ar 4 metukų, man teko nupulti nuo čiužinio
Aišku, ten gylis buvo galbūt dabar iki kelių, bet to pakako. Ir aš iki šiol prisimenu tą vaizdą, kai nukritau ir prieš akis drumzlinas vanduo. Ir lyg bandžiau kažką sakyti, aišku, to vandens įtraukiau gerokai, bet atbėgo tėtis ir ištraukė. Nelaimės vandenyje gali užklupti netikėtai. Vasarą besimaudant ežere, o žiemą baseine, ar tiesiog išsiruošus pasivaikščioti ar meškerioti ant ledo. Pernai ugniagesiams gelbėtojams visoje Lietuvoje vandenyje ir ant ledo teko darbuotis beveik 500 kartų. Jie išgelbėjo 90 žmonių, o beveik 200 nebegalėjo padėti. Jie nuskendo. Gelbėjant skęstančius, kiekviena minutė svarbi. Todėl į iškvietimus vykstantys ugniagesių gelbėtojų narai rengėsi jau važiuojančiame automobilyje. Aišku, ekstremalu dirbti po ledu, nes tu palindi ir tu praktiškai virš savęs nieko nematai. Tu negali bet kurioje vietoje išlįsti lauk. Gelbėkit! Gelbėjimo darbai ant ledo itin pavojingi. Todėl narai reguliariai treniruojasi. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6 komandos narai tobulino net kelis gelbėjimo būdus. Naudodami ledo arba vadinamasias Hanza roges bei virves, jie privažiavo prie skęstančiojo. Tuomet vienas naras uždėjo gelbėjimo kilpą ir įšokęs į vandenį padėjo skęstančiajam užlipti ant rogių. Davus ženklą krante stovėję narai pradėjo traukti. Jei ledas labai plonas, tuomet naras su rogėmis šliuožia naudodamas smaigus, o prisiartinęs prie žmogaus uždeda gelbėjimo kilpą ant pečių arba gelbėjimo diržą ant riešų pagal situaciją. Neturint specialių rogių, gelbėti įlūžusį žmogų galima naudojant virvę ir kitą turimą įrangą. Ugniagesių gelbėtojų narai ne tik traukia skęstančius, bet ir ieško skenduolių. Šių darbų pobūdis gana skirtingas. Paieška tai yra tokie darbai, kada tu juos gali konkrečiai tiksliai susiplanuoti, viską atlikti teisingai ir kruopščiai saugiai. O gelbėjimas jau jis reikalauja didelio operatyvumo. Turim reaguoti greitai, turim reaguoti į besikeitančias situacijas ir gelbėti skęstančius. Panėrus po vandeniu, virvė, vadinama narų telefonu, yra vienintelis ryšys su pasauliu, kuriuo pranešama, kas vyksta apačioje. Baisiausia nerti po ledu, nes virvė gali lengvai nutrūkti. Ar vasarą, ar žiemą po vandeniu narai dažniausiai atsiduria tamsoje. Gali būti nuo metro iki išvis nematymo, nes viskas priklauso žiemą. Pavyzdžiui, vanduo biški skaidresnis, tai gal geriau matosi. Vasarą vanduo yra daugiau, kaip sakant, sudrumstas. Tai yra tokių ežerų, kur praktiškai matomumas pagal narų pasakymą yra nulinis. Tai tada tokiuose vandenyse labai yra sunku ieškoti. Metodikų yra įvairių. Įėjimas dugnu, atsigulęs dugnu, šliaužimas, kaip sakant, rankos išskėstos į šoną. Prožektoriai irgi yra, bet kai tau matomumas yra nulinis, tas prožektorius nelabai ir padės. Nenuostabu, kad dirbant tokiomis sąlygomis, narų sveikata turi būti ideali, kaip kosmonauto, o nervai geležiniai. Nes susitikimai su skenduoliais nebūna iš maloniųjų. Kada aš mokiausi Klaipėdoje, tai buvo toks man pasakyti, kad kada tu pirmą savo skenduolį rasi, reikia pasisveikinti su to skenduoliu, kad jis tau nesisapnuotų. Niekada gyvenime. Gelbėti skęstantįjį gali tekti ne tik ugniagesių gelbėtojų narams, bet ir kiekvienam iš jūsų. Visgi artėja pavasaris ir atsiranda drąsuolių, kurie dėl kelių žuvelių rizikuoja lipti ant ypač plono ledo. Kiti, jau gerokai įšilus orams, prie vandens telkinių besigaivindami alumi, gali pamanyti, kad ežeras ar net jūra yra iki kelių. Gelbėjimas – atsakingas procesas. Todėl Vilniaus ugniagesių gelbėtojų narai sostinės Lazdynų baseine pademonstruos, kaip viską teisingai atlikti, kad skęstantysis nenusitemptų į dugną. Prie pat skęstančio vis tiek žmogus yra streso būsenoje ir jisai griebėsi už beleko, menkiaus čiaudo gali griebtis, kaip sakant, kad tik išsilaikyti. Jeigu jūs pabandysit priplaukti arčiau jo, jis gali užlipti jums ant galvos ir jūs kartu su juo galit, kaip sakant, panirti po vandeniu ir nebeišnirti. Vienas būdas, jeigu jums taip atsitiko, įkvėpėt kuo daugiau oro ir nerėt su juo į gilumą. Bandot išnipti jam gal iš šonais, vis tiek pajutęs gilį, jisai turėtų atsilaisvinti ir išnirti, tada jūs galėsite lengvai išnirti. Gelbėjant skęstantįjį, ugniagesiai rekomenduoja atlikti tokius veiksmus.
Pirmas gal būtų gelbėjimo būdas irgi nedaplaukus iki pačių skęstančio, likus kokią pusę metro iki jo, panirt, kaip sakant, pačiupti jam už kojų, apsukt, kad jo nugara būtų priešais jūs ir pagal nugarą jūs išneriat lauk, paimat už pažastų ir bandot žmogų tada nuraminti, šnekint, kad aš jūs išgelbėsiu ir transportuot jį į krantą. Antras būdas irgi būtų panašiai toks pat, tai kad žmogus gali jūs matyti, kad jūs panerėt, jis gali kartais nusikoti kojom, jums nebus patogu, tai jūs pranerėt pro jį, išlendat jūs jam jau už nugaros, irgi paimat už pažastų ir transportuojat į krantą, bet aišku, bandyt su jo vis tiek šnekėti, nuraminti, kad jisai mažiau skurdėtų ir padėtų jums plaukti. Jeigu žmogus yra sąmoningas ir jisai yra nusiraminęs, gali jis jums, kaip sakant, užsikabinti už pečių, užsilipęs ant nugaros ir jis padės kojom irgi plaukti. Jeigu žmogus be sąmonės, jį galima transportuoti laikant už smakro. Puolant gelbėti skęstančiojo, naudinga laikytis ir dar kelių patarimų. Vienas iš tokių gal pagrindinių būdų dar be to pasimt belė kokį daiktą, kad ir vaikai yra daug labai vaikų žaidžiančių kamuoliais, kažkokiais tai pripučiamais daiktais. Stengtis pasimt, kad ir kamuolį padavus kamuoliuką vis tiek tu galėtum įsilaikyti, reikia įvertinti ir savo galimybės. Ar tu sugebėsi jį, kaip sakant, išgelbėti ir stengtis. Labai daug žmonių, kaip sakant, sėdė ant kranto ir tik stebi, žiūri, kaip žmogus skęsta, plauk 2, 3, 4. Bet pats geriausias patarimas – vengti situacijų, kuriuose gali nuskęsti. Ypač pavasarį prieš lipant ant ledo svarbu įvertinti jo storį. Neiti vienam, pasiimti telefoną, smaigus, gelbėjimosi liemenę ir neperšlampamus rūbus. O vasarą jokių būdų nesimaudyti išgėrus, atsargiai nardyti ir neplaukti per toli nuo kranto. Kas bendro tarp kosmoso ir ugnies? Arba tarp ugniagesių ir horoskopų? Iš pirmo žvilgsnio lyg ir nieko. Tačiau vienas žymiausių Lietuvos astrologų nepatarė daryti išankstinių išvadų. Mūsų senoliai neveltui užversdavo galvas į dangaus žvaigždynus. Ten jie ieškodavo atsakymų į pačius svarbiausius klausimus. Šį kartą ugnies tramdytojai ir jų žiūrovai sužinos, kurie zodiako ženklai turėtų vengti ugnies. Bene žymiausias Lietuvos astrologas Gaudentas Naujokas pradeda nuo žemės ženklo ožiaragio, kuris puikiai gesina ugnį, tačiau kartais gali būti lėtokas. Oro ženklui Vandeniui su ugnimi pasisekė gerokai mažiau. Ta laisvė, kurią turi šio ženklo atstovai, gali baigtis blogai, tiek prie vakarienės puodų, tiek per didelį gaisrą. Oro ženklas šiuo atveju truputį per daug paslankus ir jis būtų per daug neprognozuojamas. Galbūt pats pultų gelbėti, galbūt pabėgtų. Žuvys, žiūrėdamos į ugnį, tikėtina, jog pasijaus kūrybingai ir mintimis praplauks pro gaisrą. Žuvims aplamai būtų kuo toliau nuo kistrų ir ugnies, tuo būtų geriau, nes tai yra aplamai ne žemės ženklas ir jis yra ne šios žemės gyventojas, gal sakysim taip. Skirtingai nei menininkės žuvys, avinas gaisrą gali čiupti už ragų ir labai greitai pažaboti. Šį ugnies ženklą apibūdina dvi savybės – iniciatyva ir rizika. Jautis žemės ženklas, jam reikalingas būtent jaučių pastovumas. Jam reikalingi pinigai, jam reikalingas uždarbis, tai jeigu dirbti su finansais, jam būtų daug geriau. Dvyniai ir fizinis darbas, o ypač su ugnimi, netinka. Bet jie galėtų būti puikūs ugnies gesinimo vadybininkai. Dvyniai yra intelektualai. Tai būtų gerai, kad jie ties tuo intelektualumu ir paliktų. Šeimos židinio sergėtojai vėžiai yra labai jautrūs ir itin pastabūs detalėms. Vėžys ugniagesys komandoje praverstų, nes iš anksto sužiūrėtų, ar viskas paruošta, teisingai sujungta ir sudėliota. Ugningieji liūtai sutiktų mielai vadovauti visai gaisriniai, o šio ženklo dailiosios lyties atstovės, netikėtai užkluptos ugnies, greitai suorganizuotų gelbėjimo brigadą. Jiems reikia užlipti ant to pjedestalo ir juos turi vertinti ir pasakyti, va kokie jūs esate geri. Jei namas degtų mergeliai, ji gaisrą užgesintų, bet yra pavojus, jog dėl savo smulkmeniškumo ugnies židinio ji nepastebėtų. Nes reikia imti bendrą masę ir vienos liepsnelės negesinti. Sunkiai su ugnimi kovoti sektųsi nuolat svarstančioms svarstyklėms.
Pasak Gaudento naujoko, skorpionas yra itin geras ženklas, kuris drąsiai eina į pavojų ir ugnį gesina. Arba kaip tik ją įplėskia. Tai žmogus eina į pavojų ir sukuria kitiems papildomai pavojų. Naikinančia jėga gali tapti ir šaulio ženklo atstovai. Jeigu tai yra anarchija ir nevaldoma, tai tokiu atveju žmogus sąlyginai pavojingas, kadangi jis nekontroliuojamas. Vien pagal zodiako ženklus vertinti, kurie žmonės galėtų užgesinti arba sukelti gaisrą, negalima. Pasirodo, geram ugniagesiui reikia turėti avino, ožiaragio ir skorpiono savybių. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir nepamirškite, kad mūsų laida rodoma naujų laiku, šeštadienį 12 val. Na, o mūsų laidų archyvą galite pasižiūrėti internetinėje svetainėje lrt.lt mediatekoje. Ir kaip mes ugniagesiai gelbėtojai sakome, artimui pagalba, Dievui garbė. Sudie.